Yes Global kompanija išėjo į rinką labai stipriai pasiruošus, su visais sertifikatais, su visom registracijom, net ir pati kompanija kaip tinklinės rinkodaros yra registruota. Ir pats pavadinimas sako, Yes Global, taip mes galime. Ir logotipas kompanijos labai toks, sakyčiau, išradingas, išmanus ir po juo net tikrai yra tokia tam tikra vizija. Aš turiu kelias prezentacijas paruošus lietuviškai, padarysim biškį smulkiau apie visą tą kelią, bet galiu pasakyti drąsiai, kad kompanija atėjo į rinką labai stipriai pasiruošus. Tai visų pirma, kompanijos produktas gaminamas yra nuosavam fabrike, jie turi nuosavą fabriką. Tai realiai rinkoje yra labai retai, kad pati kompanija, turėdama savo fabriką, savo gydytojus, savo produkto kūrėjus, išeina į rinką kaip tinklinė rinkodara. Kompanijos kapitalas $1,5 milijardo. Jie tikrai labai stipriai stovi ant kojų ir pasiruošę su savo produktu, su savo marketingu užkariauti pasaulį. Motyvai labai geri, galiu pasakyti, kad per nepilnus metus jau atidaryta 15 šalių ir dabar yra atidarinėjimas Kazakstanas, Rusija ir ten šalia, man atrodo, Kirgistanas. Sekantis yra pažadėta mums Europą. Tai va, tai visi, kas būsite pirmi tarp pirmų, tai jums labai pasisekė ir tikrai rekomenduoju nesnausti. Tai faktas tas, kad 23 metų gruodžio 10 dieną Yes Global Dubajuje jau gavo prestižinį tarptautinį apdovanojimą už savo gaminių kokybę, veiksmingumą ir aukštus gamybos standartus. Tai buvo forumas, kuriame įmonės iš daugelio pasaulio šalių pristatė savo sveikatos produktus. Kompanijos produktas yra ląstelių maistas. Mes negalime sakyti, kad tai kažkoks tai papildas. Iš dalies galim kaip ir papildas, bet žodis papildas, tai jisai kažką ale papildo, ne? Ląstelių maistas, mūsų produktas, jisai maitina. Jis tiesiog maitina, jisai valo, atnaujina, atstato, jo funkcija kažkiek yra kitokia nuo papildymo. Ir jeigu pradėti apie produktų sudėtį, tai mes biškį paeisim toliau, bet ką noriu pasakyti, kadangi kompanija turi savo fabriką, turi visus sertifikatus, aš jų čia dabar smulkiai nevardysiu, bet netgi galiu pasakyti, kad netgi produktų sudėtys yra patentuotos ir patentuotos Europoje. Ant kiek patikimas produktas ir saugus ir tikrai nekenksmingas. Kokybės ir gamybos technologijos sertifikatų prieinamumas kiekvienam ingredientui įtrauktam į įmonės produktų formulę. Tai dabar šiai dienai yra pagrindiniai 6 produktai, bet planuojama jų turėti daugiau. Pradėsim nuo Kolongardo. Galiu pasakyti, kad kompanija turi trijulę, tą vadinamą auksinį trikampį, tai Kolongardas jisai skirtas valymui, paskui kalbėsim Sunrise ir Sunsetą. Tai dabar apie Kolongardą. Valymas, atstatymas ir atnaujinimas. Galingas plonų ir storųjų žarnų valymas, kraujagyslių, kepenų, limfos, kraujo valymas. Veiksmingas esant riebaliniai hipotezei, antiparazitinis poveikis, ypatingai kada būna mėnulio fazės, labai gerai gerti jo 2 dozę, mes jau grupėje pranešam. Probiotikas ir prebiotikais pagerina žarnyno mikrobiomų pusiausvyrą, mažina uždegimą visame organizme, padidina ir stiprina imuninę sistemą, padeda detoksikacijos procese, pašalina toksinus, gerina širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, gerina psichinę sveikatą, reguliuoja kraujospūdį,
apsaugo organizmą nuo oksidacijos, reguliuoja ir mažina svorį, pagerina plaukų, nagų ir odos būklę. Galiu pasakyti, kas liečia svorį, tai aš vis dažnai pasikartoju, abrakadabra produktų tiesiog tokių rinkoje nėra ir Kolongardas už jūs tikrai neatrinks, kokius produktus jums valgyt, kiek dažnai uždaryti šaldytuvą ir kiek dažnai jį atidaryti. Bet Kolongardas užkuria organizme tą vadinamą valymo procesą ir kada iš jūsų organizmo pradeda išeidinėti toksinai, parazitai, tiesiog jūs pajaučiate, kad jūs norit mažiau valgyti, gal jūs daugiau norit atsigerti, kad jums nesinori tai dažnai valgyti saldumino ir tas svoris tada pradeda tvarkytis, kai jūs atkreipia dėmesį, ką jūs dedate į burną, ne? Aš tikrai rekomenduoju per patį tą pirmus mėnesius tikrai atkreipti dėmesį į miltinius patiekalus, gal jų mažiau valgyt, gal kam su pieno produktais šiek tiek kažkokį paskirstimą padaryti. Tai produktas tikrai unikalus, kas turit su žarnyno problemų, jūs iš karto pajausite šito gėrio efektą. Ir man patinka, kad jisai nesuskistina ant tiek vidurių, kad tu ten negali iš namų išeiti. Kolongardas labai veikia švelniai, bet efektyviai. Ir galiu pasakyti, kad šitam produkte yra aukščiausios kokybės sudėtis. Tai ir Apkefir, Sinfortai yra tie probiotikai, paskui stipraus kitų super maisto produktų, tokių kaip inulinas, linų sėmenys, acai uogos, psylium luobelė, tai yra vadinamas gyslotis, paskui pieno erškėčio ekstraktas, burokėlių šaknų milteliai, alavijo ekstraktas ir CQ10. Šitie produktai, šitie visi ingredientai ir turi tą didelį efektą, kurio realiai tikrai niekas atkartot negali. Ir jeigu kas nors jums pasakys, kad ar Kolongardas neveikia ar kažką, galiu pasakyti, tikrai netiesa, jisai labai gerai veikia. Ir tikrai rekomenduoju gerti vandenį, bent jau po 1,5 litro vandens ir jūs pamatysite, koks gėris su šitų produktų. Ir pradžioj pradedam nuo Kolongardo. Visas valymas prasideda organizme, paskui jau pajungiame, pavyzdžiui, Sunrise, ne? Tai yra vienas irgi iš trikampių produktas, tai yra galingas organizmą atjauninantis produktas. Ir dar ką galiu pasakyti apie Kolongardą, grįšiu biškį prie jo. Jisai vartojimas gal geriau būtų vakare po vakarienės, jau kokią valandą ar pusvalandį po vakarienės išgėrus jį, paskui išgerti karšto vandens. Kolongardą aš asmeniškai geriu po pusę pakiuko to mažiuko, man tikrai užtenka. Ir kas turi labai didelių problemų, tai irgi pradėkit nuo pusę, reikalu esant ten kokias kelias dienas visą, bet tikrai tos dėžutės, čia 15 vienetų, užtenka visam mėnesiui. Ką pasakyti apie Sunrise? Jisai geriamas anksti ryte, ant tuščio skrandžio. Tai yra energijos bomba šitas Sunrise. Galingas atjauninantis produktas, apsaugo DNR ląsteles nuo irimo, stiprina imunitetą, greitina medžiagų apykaitą, padidina energiją, gerina kraujotaką, stiprina kaulus, nagus, plaukus, gerina atmintį, pažintinius gebėjimus, visus atjaunina odą, sumažindamas smulkių linijų ir raukšlių atsiradimą ir kad oda būtų jaunatviškesnė. Jisai gerina miegą, padidina natūralų melatonino kiekį jūsų organizme, kartu džiaugsmo tą energiją tokią suteikia. Galingas antioksidantas, šalina toksinus, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, įtakoja elastino ir kolageno gamybą, mažina cholesterolio kiekį ir pagerina maistinių medžiagų įsisavinimą. Sudėtyje lygiai taip pačiai yra ir probiotikų, malazdimi. Mes šito produkto sudėtį turim atskirai skaidras padarytas, bet šį kartą turiu tokį planą, kad apie kiekvieną produktą kalbėsim atskirai, bet gal kažkuria kitą kartą.
Toliau Sunsetas, tai yra trečias produktas iš mūsų to vadinamo trikampio, tai antistreso programa. Šitą produktą įsimylėjau būtent tą pačią dieną, kada jisai man labai stipriai padėjo. Jisai labai gerai pašalina įtampą, nerimą, jaudulį, padeda atsipalaiduoti, reguliuoja kokybiško užmigimo ir patogaus visaverčio miego procesą, didina natūralų melatonino kiekį, įtakoja širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, gerina smegenų veiklą, gerina regėjimą, palengvina PMS simptomus, tai čia moterims gal aktualu, galingas antioksidantas, pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, turi priešvėžinių savybių, gerina virškinimą, padeda valdyti svorį, gerina odos būklę. Ir turbūt pastebėjote, kad kai kurie momentai kartojasi su kitais produktais, tai kodėl tai ir yra vadinama ta trijulė, kad jie vienas kitą papildo ir veikia sinchroniškai. Sunseto pranašumai tame, kad jisai tikrai labai švelniai veikia, jo tikrai užtenka pusės tabletėlės, jisai Sunsetas kaip ir kiti produktai, bet parodysiu dėžutę, ne? Dangaus. Tai galiu pasakyti, kad jisai Sunsetas yra tokios tabletės šitam pakiukiai ir tas tabletės aš pati pirmą kartą išgėriau visą, tai man ženkliai buvo per daug, bet aišku, ant rytojaus buvau rami, kaip nežinau kas. Išsimiegau labai gerai, tiesiog atsijungiau vos ne ant lovos sėdėdama, tai aš geriu jo po pusę. Būna vakarų, kad ir iš vis neišgeriu, bet kadangi tie žmonės, kurie galvoja, kad Sunsetas tik tai kartais pritraukia, tik tai miegojimui skirtas, jie sako, oi, aš gerai miegu. Tai galiu pasakyti, kad Sunsetas ne tik miegojimui. Sunsetas tvarko visą nervų sistemą. Ir jūs pavartosite Sunsetą, jūs suprasite, kad Sunsetas jums pagalbininkas ir visą likusią dieną atsikėlus iš ryto, kada jūs dirbat kažkokį gal įtemptą protinį darbą, gal jūs turit kažkokiu tai ten peripetijų savo gyvenime, jūs pastebėsite, kad jūs daug ramiau į viską reaguojate, mažiau nervuojatės, o juk puikiai mes žinom visi, kad stresas mums kenkia, ne? Tai galiu pasakyti, kad Sunsetas numeris 1 ir aišku, jisai idealu gerti, kada yra visoj trijuliai, bet netgi jeigu reikalui esant pradėsit jį gerti vieną, jisai vis tiek jums labai bus didelis pagalbininkas. Ir jeigu atkreipsit dėmesį, kokia paprasta atrodytų Sunseto sudėtis, valerijono šaknų ekstraktas, ramunėlio ekstraktas, levandos, pasiflorų ekstraktas, tai atrodo taip paprasta, kad geriau ir net nesugalvosi, ne? Bet jisai labai veiksmingas, kaip ir kolongardas, kaip ir sunrise'as. Ir jie, sakau, Sunsetas gal geriau gerti vakare prieš miegą, porą valandų prieš miegą. Jisai tiesiog kaip tas saldainiukas sučelpamas, pusę tikrai užtenka. Tai vat gaunasi, kad sunrise'ą mes išgeriam ryte, Sunsetą 2 valandas prieš miegą, o kolongardą mes išgeriam po vakarienės maždaug valandą ir paskui jau vakare išgeriam vandens kuo karštesnio ir ryte atsikėlus irgi 2 stiklinės karšto vandens, tai tiesiog būtina ir paskui eigoj pasipildyti vandens kiekį. Alpha Max V. Tai čia yra moteriškas produktas. Atkreipkite dėmesį, kokia sudėtis, net nupieštos gėlytės, ne? Ir visi jau žinote, kokios čia yra gėlytės. Tai yra vienas iš labai veiksmingų produktų moterims. Hormonų pusiausvyros palaikymas ir atstatymas, gerina medžiagų apykaitą, veiksmingai kovoja su makšties infekcijomis ir moterų ligomis.
Atitolina ankstyvą menopauzę, palengvina menopauzės simptomus, reguliuoja mėnesinį ciklą. Galiu pasakyti, kad menopauzė kiekvienai moteriai jinai praeina skirtingai, vienom anksčiau, kitom vėliau. Kuo labiau užterštas organizmas, tuo sudėtingiau praeina ta menopauzė. Todėl gerti visą mūsų trijulę ir šitą moterišką produktą, pagerti kelis mėnesius ir jūs pamiršite, kad kažkokiu turėjote problemų. Lygiai taip pačiai stiprina kaulus, labai yra galingas antioksidantas, gerina miego kokybę, padeda nuo vaisingumo, tarp kitko turim tarp rusiškai kalbančių partnerių, kad po 3 mėnesių moteris išvargus labai daug metų pastojo būtent vartodama šitą produktą. Tai va, prieš uždegiminis poveikis gerina virškiną, gerina kraujotaką, gydo migreną. Šitą produktą irgi gerti geriau yra ryte. Aš pati atrodytų kaip ir neturėčiau jau kažkokiu tai moteriškų problemų, nei tos menopauzės pas mane nėra nieko, bet aš vis tiek vartoju šitą produktą profilaktiškai ir aš jį geriu kas 3 dieną po visą pokelį. Po visą aš išgeriu kas 3 dieną iki pietų. Kadangi sunrise aš geriu ryte, tai šito praėjus kažkeliom valandom iki pietų aš jį išgeriu, nes jisai irgi toksai duoda biškį energijos ir taip toliau. Toliau, ką noriu pasakyti ir pasidžiaugti apie mūsų produktus vyrams. Tai Alpha Max M Plus yra vyriškas produktas, kuris irgi yra tablečių pavidalu, kaip saldainiukas čiulpte. Ir dar mes turime kavą. Tai galiu pasakyti, kad jau kas iš manęs pirko šitą produktą, jau turi labai gerų atsiliepimų. Vienas vyras paskambino, jisai pavartojo trijulę mūsų ir šitą produktą. Jisai man paskambino, labai aš dėkinga jam buvau už jo tokį atvirumą. Jisai pasirodo, kai pirko, nesakė, jisai turi su prostata problemų ir sakė, kadangi jisai dirba lauke, dažnai sušala ir sako, aš kaip tik sušalu, tai naktį ir į tualetą lakstau ir tie skausmai ir taip toliau. Ir sako, ką jūs manot? Sako, aš sušalau ir man nieko panašaus nebuvo. Tai aišku, žmogus labai patenkintas ir sakė, tikrai susitvarkė, bent jau, sako, pastebimai pagerėjo šitas intymus santykis su savo žmona. Tai tikrai labai smagu pasidžiaugti, lygiai tą patį galiu pasakyti apie savo vyrą. Jis gal su prostata problemų neturėjo, bet intymus gyvenimas pagerėja ir labai greitai. Tai šitas vyras geria, jisai geria kas 2 dieną po pusę, o mano vyras geria, aš padariau po 1/3 kasdien. Tai va, tai 3 dienoj, žinokit, jau buvo rezultatai. Dar galiu pasakyti, kad mano vyras negeria nei Kolangardo, nei Sunrise, nei Sunseto. Jisai labai mano toksai viską žiūri atsargiai, jisai stebi dabar mane. Bet aš žinau, kad jisai gers, nes tikrai visiems to reikia. Tai va, tai jisai geria tik tai šitą vieną produktą, po 1/3 kiekvieną dieną ir jau 3 dienoj buvo rezultatai neįtikėtini. Galiu pasakyti, tiek anas vyras, tiek mano jau turi po 57 metus. Tai va, tai padidina testosterono lygį ir vyrų pasitikėjimą, skatina kraujotaką ir širdies kraujagyslių sveikatą, pagerina spermos kokybę ir bendrą savijautą, padidina ištvermę seksualinės veiklos metu, pailgina erekcijos palaikymą ir, aišku, visas seksualinių sutrikimų prevencijai šitas produktas numeris 1. Nei viena kompanija neturi nieko panašaus, galiu nuoširdžiai jums pasakyti. Ir tikrai vien tik tai su šitu produktu labai daug žmonių, tiksliau daug vyrų galima padėti. Lygiai panaši tokia sudėtis, tik tai padaryta kavos pavidalu, lygiai tą patį daro. Ir vyrai, kai kurie renkasi kavą gerti, kiti renkasi
gerti tas tabletės. Bet galiu pasakyti, kad negalima to ir to. Jeigu kavą, tai tada jau jūs gerite kavą ir gal kas trečią dieną, labai dažnai negalima, nes šitas produktas maždaug 3 dienom veikia. Tai išgėrus kavą jau 2 dienas negert, trečią vėl išgert. Tai yra bendras sveikatos stiprinimas, atjauninimas, stiprina imunitetą, turi stiprių antioksidacinių savybių, reguliuoja hormonų pusiausvyrą, cukraus kiekį kraujyje, mažina cholesterolio kiekį, stiprina širdį ir nervų sistemą, gerina smegenų veiklą, prailgina erekciją, apsaugo nuo ankstyvos ejakuliacijos, tai ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms, vyrams tai yra labai svarbu ir padeda nuo nevaisingumo, didina testosterono kiekį, gydo kepenis. Tai vyrams produktas nuostabus, dar jeigu jie pirmiausia pajungia trijulę, tai žinokit, tikrai atsiliepimai jums bus garantuoti. Jisai, kaip ir minėjau, vartojimas kas trečią dieną. Dabar, kaip ir jau pristačiau auksinį sveikatos trikampį, tai tikrai unikalus įmonės išradimas, žmogui nereikia nieko daug galvoti, nereikia pirkti daug buteliukų atskiram organui ar sistemai, kai dažnai tenka daryti kitose įmonėse arba pasiūlymuose. Ne? Mes turime auksinį sveikatos trikampį, kuris sudaro tik 3 produktai ir valymas, atjauninimas ir antistresas, kurių kiekvienas pagal sudedamųjų dalių sudėtį veikia kaip visa programa. Todėl tikrai rekomenduoju jau skirti savo tą trikampį, pagerti 2-3 mėnesius, gal kam reikės 4, jūsų kūnas padėkos jums visapusiškai. Tai sekančiam video mes pakalbėsim, kaip užsiregistruoti. Tai kompanija šiai dienai turi 6 produktus, bet greitų metu bus išleisti kiti papildomi 2 produktai. Tai bus sveikatos priežiūra, bus specialiai kūno svoriui pareguliuoti, vaikams produktus mes turėsime specialiai vaikučiams. Ir, kiek žinau, yra numatyta ir higienos priemonių, ir pagalvių, ir filtrų. Tai kompanija pasakė, kad mes norim, kad mūsų kiekvienas produktas būtų pratestuotas, pratikrintas, sertifikuotas ir tik tada jį išleidžia į rinką. Kiek žinau, jau yra išleista kava, kuri tiks ne tik tai vyrams, ne, ir moterims tiks. Tai mes šitų produktų laukiame. Tai pagal senovės rytų filosofiją, norint užsiimti sveikatos profilaktiką, atkūrimu, išsaugojimu, jaunystės ir ilgamžiškumo pratęsimu, reikia dirbti su visu kūnu, o ne gydyti atskirus jo organus ir sistemas. Tai kompanija, būtent laikantis šitos filosofijos, sukūrė visą sistemą, kur tvarko jūsų visą organizmą. Ir galiu pasakyti, kas nežiūrės apie marketingą, įsigyti produktus jūs galite pas mus pas bet kurį konsultantą, kuris jau dirba kompanijoje. Ir šiaip produktas be registracijos parduodamas 40 eurų plus pristatymas. Jeigu jūs užsiregistruosit ir nuspręsite būti kompanijos dalim, tai jums perkant paketą, po vieną produktą neparsiduoda, parsiduoda paketais, jums kainuos vieno produkto kaina bus $34. Vyriškas produktas ir kava yra $20, ten po 7 vienetukus, va čia aiškiai labai parašyta. Ir jeigu jūs busit kompanijos dalis, sekantis jums pirkimai po paketo išvis tikrai neribotą kiekį galėsite pirkti po $28 produktą. Vyriškas produktas jums kainuos $17. Vyriškas produktas parsiduoda po $25 dėžutę, kiti produktai po 40. Tai galiu pasakyti, kad kaina tikrai prieinama kiekvienam dirbančiam žmogui, ypatingai jeigu jūs užsiregistruosit, darysit aktyvacijas,
O galų gale visą laiką dar sakau, jeigu jūs patys užsiregistruosit, pradėsit sveikatintis ir pajausite tą gerą rezultatą sau, savo šeimai ir pradėsite apie tai dalintis, tai jūs būsite ne tik tai sveikas, bet ir turtingas.